Sveiki visi, šiandien servise 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse dar vienas Subaru Outback automobilis, kuriam sumontavom kokybiškai itališką Landirenzo dujinę įrangą. Tai šis konkretus automobilis 2017 metų, 3,6 opozitinis 6 cilindrų, po 3 kiekvienoje pusėje. Variklis apie 190 kW, pakankamai dinamiškas variantas, pakankamai smagiai važiuojantis tiek mieste, tiek už miesto ribų be abejonės. Tikrai labai mėgiamas lietuvių vairuotojų, tam tikrą gyvenimo gal, sakykime, stilių, būdą gyvenančių žmonių ypatingai, tai tikrai labai geras variantas. Na ir aišku, geras jisai dar ir dėl to, kad puikiausiai dirba ir važiuoja dujomis. Tai, kaip ir minėjau, yra sumontuota Landirenzo EVO OBD dujinės įrangos sistema ir komplektas, tai labai trumpai apie patį jį. Tai pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje. Reikalų esant galima labai nesunkiai tą valdymo bloką pašalinti. Stengiamės jam rasti gerą vietą, šiek tiek atokiau nuo karščiausių, vibruojančių ir kaistančių komponentų variklių skyriuje. Nors pats valdymo blokas yra iš aliuminio korpuso, specialiai tam, kad būtų geriau aušinamas, yra būtent to vietoj montuojamas. Dujinės įrangos saugiklis išvedamas, tiek apžiūros metu dažniausiai reikia jį žinoti. Instruktažo metu vairuotojui pirštu parodysim, kur jisai yra. Na, be abejonės jisai būna dažniausiai prie arba akumuliatoriaus, arba kažkokios saugiklinės, jeigu akumuliatoriaus nėra variklio skyriuje. Atskirai yra montuojamas nuo reduktoriaus OMB BFC padidinto Big Flow varianto skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, kuris yra montuojamas atskirai nuo reduktoriaus Landirenzo L10 Turbo Oversize, kuris yra sumontuotas štai šitame kampe, o atskirais yra montuojamas dėl to, kad išvengtume strigimų, kuris atsirastų, jeigu būtų vožtuvas ant reduktoriaus, kas dažniausiai taip ir yra montuojama vakaruose, sakykime taip, nes ten dujų kokybė yra visai kitokia ir tų strigimų nebūna. O čia mes esame tokia truputį priversti dvigubą darbą daryti, dėl to, kad norim, kad ta sistema būtų kiek įmanoma maksimaliai patikima ir nekeltų problemų. Dujinės fazės filtras patogiam keitimui išvestas štai čia, jisai bus keičiamas kas 1 metus arba kas 15 000 km. Na ir dujiniai purkštukai sumontuoti kiekvienoje variklio pusėje, slepiasi po variklį dengiančių gaubtų. Visi Landirenzo dujinės įrangos darbų montavimai pas mus servise 007 iš principo yra atliekami pagal aukščiausios kokybės standartus. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškiausios šiai dienai prieinamos rinkoje medžiagos, pradedant žarnom, sąvaržom, specialiais laikikliais, specialiom apsauginiam gofrom. Dujinės įrangos laidynas vėlgi yra adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Laidus mes parenkam tinkamus ilgius, įvelkam į apsauginės gofras ir tas gofras izoliuojame. Lygiai taip pat yra padarytas su originaliais laidais variklio skyriuje. Tai be abejonės stengiamės, kad visą tai būtų kiek įmanoma panašiau tą originalų variklio skyriaus vaizdą, kad jie visi komponentai būtų sumontuoti taip, kad netrukdytų einamiems ir eksploataciniams variklio priežiūros remonto darbams, kiek tai yra aišku įmanoma. Tai viskas, kaip sakyti, stengiamės kiekvieną vietą apgalvoti, parinkti optimaliai, tvarkingai ir taip, kaip gamintojas nurodo. Tai variklio skyriuje būtų tiek. Dujų perjungimo mygtukas. Na, dabar tokia viena iš populiaresnių vietų Subaru modeliuose yra sumontuoti štai čia. Čia yra sumontuotas Landirenzo apvalus dujinės įrangos mygtukas. Kiti klientai vėlgi nori jų čia, montuojasi kažkur čia, kaip čia yra priešrūkinio mygtukas išvestas. Tai, na, kiekvieno variantas yra individualus. Na, o dujų balionas yra pas Subaru modelius gerai tai, kad sumontuojamas atsarginio rato vietoje ir čia telpa pakankamai didelis balionas. Dugnas yra lygus, gražus ir čia sumontuotas kokybiškas Borme gamintojo dujų balionas, net 82 litrų talpos. Tai tikrai pakankamai didelis dujų balionas. Dujų pildymą vėlgi žaidžiam nemažai tam, kad jį turėtume va štai tokią, kokį jūs matot. Vadinasi, atsidarę dangtelį mes galim atsisukti benzino užpilimo, prisipilti benzino, arba galim iš karto jungti dujų pistoletą ir piltis dujų. Labai patogu, jokių prisukimų, atsukimų, nieko daryti nereikia, niekas neklipa, labai tvirtai stovi savo vietose, viskas labai gerai. Šitą adapterį, kurį mes ištekinom ir sutrumpinom specialiai šitą modelį, sakykime, kad jisai taip tilptų, tai galima išsukti ir įsisukti specialų adapterį tam, kad užsipilti, sakykime, kokią nors Vokietijoje su kitokiu antgaliu dujų. Tai visą tai yra įmanoma, be abejonės numatyti. Viskas gražiai pasidaro, tvarkingai, lygiai, švariai. Tai va, tai tiek apie Subaru
automobilius ir servise 007 montuojama Landirenzo dujinė įranga. Tų Subaru modelių rasit ne vieną 10 įvairiausių, tai jei kažką panašaus vairuojat ar planuojat įsigyti, kreipkitės, tikrai padėsim. Ačiū.